galima pasisveikinti ir su visais TV3 Sport kanalo žiūrovais. Užsitęsė rungtynės Maskvoje ir iš Rusijos sostinės keliamės tiesiai į Tel Avivą. Kauno Žalgiris čia gerai pradėjo rungtynės, 8-4 žalgiriečiai yra priekyje. Kol kas visus taškus susirinko per pusę, pasidalindami Tomas Volkapas ir Žofri Lovernas. Gerai, Žalgiris pradėjo žaidimų 2-2, nors dabar visai kita situacija. Ante Žižičius nublokavo Tomasą Volkapą ir greitai pereina į puolimą aikštelę šeimininkai. Angelo Kalojaro pataiko iš toli. Nebus didelė Makabio rotacija. Labai trūks Otelo Hunterio ir Žalgiris čia turi savo pranašumų. Lovernas sugauna kamuolį, prie jo dabar Angelo Kalojaro, kol kas neteina pagalba Makabio krašto puolėjai. Lovernas turi didelę jėgos ir ūgio persvarą, bet metimas neužtikrintas ir Angelo Kalojaro atstovėjo. Pereina ir vėl greitai iš gynybos į ataką Makabi. Čia be pražangos prieš Bryantą Tomas Volkapas, sumaištis, po kurios visiškai laisvas lieka ir dar vieną tritaškį pataiko Sandy Cohenas. Ir dviem tolimais metimais Makabi išsiveržė į priekį. Kol nebuvome TV3 Sporte, eteryje Žalgiris visiškai diktavo žaidimo tempą. Dabar Tomas Volkapas išlygina rezultatą ir vėl tiesiog paprastas 2-2. Atrodo, taip nesunkiai susikūrė metimų žalgiriečiai, bet tai nėra kažkas naujo. Kol kas visą sezoną matome tokį vaizdą ir skirtingos komandos to niekaip neišsprendžia. Dėl to Joanis Vairopolas ir pažymėjo Žalgirio puolimo efektyvumą. Kol kas kauniečiai pagal puolimo rodiklius yra vieni geriausių Eurolygoje. Marius Grigonis. Gera užtvara jam. Grigonis apsisukdamas atlieka perdavimą. Nigelas Heizas šiek tiek arčiau. Meta netaikliai. Laimi kovą dėl atšokusio kamuolio Ante Žižičius. Makabija kol kas Elijah Bryantas žaidžia rezultatyviausiai. Jis surinko 6 taškus. Na, įprastai viskas aišku. Scottie Wilbekinas išmes savo metimus. Šį sezoną 3 taškus meta kol kas tik 32%. Aišku, kad Žižičius baudos aikštelėje kažką susirinks. Ir tuomet būna klausimas, kas bus kitas žaidėjas padėsintis jiems puolime. Kartais tokiu žmogumi tampa Tyleris Dorsey, kartais Elijah Bryantas. Tyleris Dorsey dažniausiai kyla nuo suolelio, kaip ir šiandien. O Bryantas žaidžia startinėme penkete. Scottie Wilbekinas kalbasi su teisėju. Jis mano, kad buvo pražanga. Bet tą prasiveržimą arbitrai traktavo paprastai. Švari gynyba, be pražangų ir belieka tik aiškinti Scottie Wilbekinui. Dabar minutės pertraukėlė. Makabio 2 tritaškiai pataikė Kalojaro ir Sandy Cohenas. Įdomu, kaip šiandien Joanis Vairopolas spręs vidurio puolėjo pozicijos klausimą. Iš esmės lieka su vienu centru Ante Žižičiumi. Jonatanas Atjesas, tarkim, yra komandoje aukštaūgis, bet jis neturi patirties. Galbūt tek žaisti mažų penketų, pamatysime. Teko Makabi šiek tiek kukliau komplektuotis prieš šį sezoną dėl akivaizdžių priežasčių. Mažesnis biudžetas, reikia susimažinti išlaidas ir nepavyko pasistiprinti tiek, kiek norėjosi. Svarbu buvo išlaikyti tuos žaidėjus, kurie yra. Liko treneris Joanis Vairopolas, bet pagilinti sudėties naujokais nebuvo galimybių. Na, išskyrus keletą ne pačio aukščiausio lygio pirkinių. Po pertraukėlės Krisas Džionsas pasirodė aikštelėje. Žalgiryje pasikeitė priekinė linija. Rubitas ir Jankūnas ant parketo. Taip pat įžengė ir Artūras Milaknis. O dabar nuo peties gražų metimą išleidžia Marius Grigonis. Ir vėl rezultatas lygus. Na, Martinas Šileris čia taip įdomiai tikrai tarsi NBA, net ne NBA, G lygoje labiau atliko keitimus po minutės pertraukėlės, pakeisdamas net 4 krepšininkus iš karto. Iš starto penketo liko vienintelis Marius Grigonis. Makabi pasirodė Krisas Džionsas su Tyleriu Dorsey. Ant suolelio paliktas dabar Scottie Wilbekinas. Jis rungtynes pradėjo
vangiai. Trūko jo gerų sprendimų Makabiui. Na ir štai, pirmasis momentas, kai bus žaidžiama be Ante Žižičiaus ir į vidurio puolėjo poziciją stoja kitas kroatas Draganas Benderis. Nuvilintis kol kas Benderio žaidimą šį sezoną Eurolygoje, grįžo iš NBA, neatrodo, kad būtų stipriai patobulėjęs ten Phoenix Suns komandoje. Ir šiuo metu Eurolygoje sužaidęs 7 rungtynes, renka tik po 2,5 taško per mačą, meta vos 15% taiklumų tritaškius. Prieš išvykdamas į NBA Draganas Benderis buvo daug žadantis talentas, 2,11 m ūgio, universalus krašto puolėjas, orientuotas, aišku, labiau į puolimą nei gynybą. Ir tuo metu jis taip pat žaidė Makabio komandoje. Bet iš esmės grįžęs po 4 metų renka panašią statistiką, kokią rinkdavo būdamas paauglys. Chrisas Jonesas. Čia jo pirmieji taškai. Galbūt mažiau pažįstamas žaidėjas, šis amerikietis žaidė Bursasporo klube Eurolygoje debiutas. Vilaknis suklaidina ir už nugaros palieka Tylerį Dorsey, tačiau iš dėkingos pozicijos nepataiko. Reikia greičiau grįžti į gynybą. Gerai, kad komandinių pražangų rezervas dar yra. Tomas Vokapas protingai prasižengė, tai yra trečioji pražanga Žalgiriui. O čia Jonesas. Pajuto, kad prieš yra gerokai žemesnis Lukas Lekavičius. Sferopulas tikriausiai ir davė tokių užduočių. Žaisti per tą žmogų, kurį dengia Lekavičius. Jonesas yra atletiškas, fiziškai stiprus gynėjas. Tyleris Dorsey, dar 10 sekundžių atakai, atsisako Benderio užtvaros, žais 1 prieš 1 Tyleris Dorsey, apeina Vilaknį ir pataiko kairę ranką per Jankūną. Elijah Bryantas, atsiprašau, tai buvo jo prasiveržimas. Ir jau 8 taškus susirinko Elijah Bryantas. Lekavičius įsibėgėja. Išsiveda Tylerį Dorsey, dar vieną užtvarą, Rubitas išlaisvina Lekavičių, flauteris per Benderį, 2 taškai. Na, tokiais flauteriais arba pusiau flauteriais Žalgiris susirinko didesnę dalį taškų pirmajame kėlinyje. Ir kol kas kauniečiai metė tik 1 tritaškį. Spaudžiamas buvo Bryantas, perdavimas Jonesui ir Jonesas laisvas. Įdomi metimo technika, bet svarbiausia, kad pataiko. Chrisas Jonesas, kai žaidėjas įmeta, nėra reikalo kabinėtis prie tokių smulkmenų kaip išmetimo technika. Lekavičius, vėl 2 prieš 2. Kamuolį šaknyje ant lanko ir atkovoja kamuolį Draganas Benderis. Labai aukštas tempas kol kas šiose rungtynėse. Ir tai galbūt labiau į naudą Žalgiriui, turinčiam didesnę rotaciją. Benderis drąsiai veržiasi pro Augustino Rubito, pražanga. Nesugavo Rubitas Benderio. Na, galbūt šiandien bus Dragano Benderio proveržio rungtynės, kai iškrito Telo Hunteris, nėra kur trauktis, Janis Sferopulas privalės duoti minučių šiam kroatui. Šį sezoną vidutiniškai po 15 minučių aikštelėje praleidžia Draganas Benderis. Daugiau žaisdamas sunkio puolėjo pozicijoje, bet dabar situacija pasikeitė. Ir baudų pataikymas, tik 40%, dabar abi prameta Draganas Benderis. Jankūnas. Lekavičius. Palieka kamuolį Vokapui. Vokapas pakeitė Grigonį, geras perdavimas Rubitui, bet gerai ir gynyboje poziciją pasirenka Draganas Benderis. Ten atrodė, kad kamuolys buvo ant linijos. Ta matė ir Žalgirio atsarginiai, bet to nepastebėjo teisėjai. Chrisas Jonesas. Tyleris Dorsey prieš Vokapą. Dorsey prasiveržimas, lieka laisvas prie tritaškio linijos. Ozas Blazeris, papildomas jo perdavimas ir 3 Chriso Joneso taškai. Jonesas pakilęs nuo suolo renka 7 taškus ir pataiko kol kas viską. Taigi ne Wilbekinas ir ne Žižičius Žalgiriui yra pagrindinė problema per pirmąjį kėlinį. Bryantas ir Jonesas, pagalbiniai Makabio krepšininkai, kartu surinko 15 taškų, o čia klaida. Makabijui atiteks kamuolys 21-14. Štai čia gerai suvaikščiojo kamuolys, Lekavičius liko vienas tarp 2 varžovų. Šoko prie Ozo Blazerio, pastarasis nepagailėjo kamuolio
visiškai laisvam Chrisui Jonesui. Martinas Gebenas aikštelėje jau trečią centrą per vieną kėlinį įleidžia Martinas Šileris. Rubitas prasižengė antrąjį kartą. Su Žofry Lovernu Žalgiris žaidė geriausią atkarpą. Kai Lovernas atsisėdo, matome skaičius 11-4 spurtuoja Maccabi. Jonesas. Paskutinė pirmojo kėlinio ataka. Jonesas perdavimas į kraštą. Ten Draganas Benderis ir dar 3 taškai. Vėluoja Martinas Gebenas. Neparanku jam, aišku, dengti tokį varžovų 5 numerį, kuris pataiko 3 taškius ir -10 po pirmųjų 10 minučių Tel Avive. Nuo pat pirmų atakų Maccabi turėjo problemų stabdant Žalgirio 2-2. Iš akies atrodė, kad Žalgiris žaidžia labai gerą kėlinį puolime, bet surinko tik 14 taškų. Tai nėra daug, o praleido 24. Ir čia jau aikštelės šeimininkai gali pasigirti puikių 3 taškų pataikymų, 4 iš 5, 2 taškai 6 iš 8. Dar 3 baudų nesumetė Tel Avivo Maccabi. Na ir panašiai kaip praėjusią savaitę, pralaimėjęs pirmą kėlinį Realui, taip ir dabar galima pasikartoti, kad problema Žalgiriui yra ne puolimas, o gynyba. Pulti pavyksta. Ten ir žaidėjų meistriškumas leidžia improvizuoti ir situacijos susikūriamos pakankamai lengvai, o apsiginti sunkiau. Grįžo dabar į aikštelę Scotty Wilbekinas, jis netaško nepelnė per pirmą kėlinį, netaško nepelnė ir Ante Žižičius, 2 kertiniai. Maccabio krepšininkai 24 taškus komanda pelnė vedama visai kitų žmonių. Elijah Bryanto ir Chriso Joneso visų pirma. Po 3 taškį dar pridėjo ir Draganas Benderis, Sandy Cohenas bei Angelo Kalojaro. Jonesas. 5 sekundės lieka atakai. Jonesas vėl pralenda pro tarpą. Laukia perdavimo iš komandos draugo Tyleris Dorsey. Jonesas metė pats, gal ir neblogas sprendimas, bet nepataikė amerikietis. Steve'as Vasturija. Lieka su juo Draganas Benderis. Išvestas varžovų centras iš baudos aikštelės. Reikėtų tuo pasinaudoti. Vasturija po driblingo netikslus ir atkovoja kamuolį Tyleris Dorsey. Atvira aikštelė ir Lekavičius stabdo Tylerį Dorsey prasižengdamas. Daug atakuoti stengiasi būtent Lekavičių Maccabio komanda. Daugiausiai tai daro kol kas Chrisas Jonesas. Žalgirio intensyvi rotacija tęsiasi. Grįžta Marius Grigonis, taip pat ir Nigelas Hayesas. Jonesas. Vėl nesusikalbėjimai gynyboje. Dabar Jonesas turi kokias 3 opcijas. Pasirenka Draganą Benderį ir pasirenka teisingai. Benderio antrasis 3 taškis. Na, kaip ir sakiau, prisibijau šiek tiek, kad gali būti šiandien Dragano Benderio atsigavimo rungtynės. Kai jam atitenka daugiau minučių, jis žino, kad nebus Otelo Hunterio. Ir jau 2 aukšto ūgio 3 taškai priverčia Martiną Šilerį reaguoti. Minutės pertraukėlė. Okay? One motion. Okay, let's be up now. Let's be up now. One-on-one defense so they can't drive and kick. All right? Let's go, guys. Let's go. Let's go. Step by step. 2 steps in a row now. Let's go. Taškų skirtumas. Sužaidus 1 minutę antrajame kėlinyje. Steve'as Vasturija. Tomas Vokapas. Atmeta kamuolį atgal Vasturija. Vasturija iš 3 taškų zonos netaiklus. Gebenas pasistumdė su Benderiu, bet kamuolys atšoka šiek tiek toliau ir kol kas atšokusius kamuolius Maccabi susirenka labai tvarkingai.
Na, galbūt jau reikėtų ir Geoffrey Lauverno. Aikštelėje su juo komanda žymiai geriau žaidė pick and rollus. O dabar Benderis. Po krepšiu. Aštrus perdavimas. Gebenas priverstas pakilti. Vėluoja sugrįžti prie varžovo ir Styvas Vasturija gali tik prasižengti. Na, prasižengti prieš Draganą Benderį kartais yra neblogai. Jau šiandien 2 baudas jis prametė, o šį sezoną kol kas meta katastrofiškai. Nors tai yra keista, nes šiaip jau Draganas Benderis yra snaiperis ir logiškai mąstant baudas turėtų pataikyti. 2 tritaškiai iš 13 buvo iki šio vakaro. Dragano Benderio statistika šiandien jau 2 iš 2. Dabar dar 2 taiklios baudos. Tampa akivaizdu, kad Benderis sužais rezultatyviausias sezono rungtynes. Kol kas rezultatyviausias buvo antrajame ture 9 taškai į CSKA krepšį. Vasturija sodinamas ant suolelio. 19-4 tęsiasi galinga Makabio atkarpa. Milaknis. Grigonis. Vokapas, staigus perdavimas Heizui. Heizas Milakniui. Prie Milaknio prišoka Scottie Wilbekinas. Nieko kol kas nesusikūrė šioje atakoje Žalgiris. Ir čia Vokapo perdavimas nukirstas. Perskaitė Vokapo sumanymą varžovai. Perima kamuolį. Chrisas Jonesas savo tvirtų kūnų blokuoja kamuolį nuo Vokapo. Bėga per visą aikštelę ir pražanga įrašoma žalgiriečių jau antroji asmeninė. Kaip ir sakiau, Geoffrey Lauverno reikėtų ant parketo. Jis keičia Martiną Gebeną. O Lukas Lekavičius vietoj Tomo Vokapo. Wilbekinas. Jonesas. Grigonis padeda gynyboje Milakniui, bet kai eini į pagalbą, visada kažkas liks laisvas ir Makabi puikiai dalinasi kamuoliu. Nuolat randa laisvų žmonės aikštelės kampuose. Ozas Blazeris, dabar jau ir jis šauna iš 3 taškų zonos. 32-14, 6 Makabio 3 taškai iš 7. Ir tai yra laisvi metimai. Kažkas turi keistis, gynybinės rotacijos, susitarimai, net nežinau, bet akivaizdu, kad taip ginantis. Laimėti Tel Avive jokių šansų. Tokios atrodo labiau psichologinės nei taktinės minutės pertraukėlės. Apie taktikas gal daugiau bus kalbama ilgosios pertraukos metu, bet svarbu dar iki tos pertraukos stabilizuoti situaciją. Dabar prie tų skylių gynyboje prisideda ir sustojęs puolimas, kaip turi tos 14 taškų Žalgiris nuo pirmojo kėlinio prieš paskutinės minutės, taip ir lieka tie 14. Lukas Lekavičius pradeda svečių ataką. Geoffrey Lauvernas. Nigelas Heizas suklaidinta varžovų gynyba. Heizas meta laisvas. Grigonis numuša kamuolį už galinės linijos. Atrodo, kad Žalgiris aukštesnė komanda, bet Makabio krepšininkai labai kovingai nusiteikia. Nenuleidžia rankų, neužleidžia pozicijų ir atkovotus kamuolius susirenka. Apie Makabio nuostolius kalbant, yra žaidėjų, kurie traumuoti dar nuo sezono pradžios ir kurių yra labai laukiama. Omri Kaspo klausimas niekaip neišsisprendžia. Jonas Di Bartolomeo irgi gydosi traumą. Su jais rotacija būtų visai kitokia. Patesvedovsi, עבירה ראשונה. 11 yellow first foul. O čia skaičiai, kuriuos matome, yra be Scottie Wilbekino ir Ante Žižičiaus taškų. 2 žaidėjai, kurie labiausiai buvo akcentuojami prieš rungtynes, kad jų labiausiai reikia pasisaugoti, kol kas taškų net nepelnė. Teisėjai prie ekrano. Reikia peržiūrėti pražangą, ar ji nebuvo nesportinė.
Nelabai matosi kol kas. Reikia geresnio, aiškesnio pakartojimo. Kurioje vietoje buvo kontaktas. Čia nieko nematome. Kaip suprantu, taisyklės pažeidė Scotty Wilbekinas. Bet ką tiksliai jis padarė, nesimato. Bando dar vieną kamerą arbitrai. Čia Milaknis ir buvo kontaktas su Wilbekinu. Ar tai yra nesportinė pražanga? Kol kas atviras klausimas. Ne, pražanga yra paprasta, jokių nesportiškų veiksmų, labiau toks žaidybinis kontaktas, bėgant į greitą puolimą arba bėgant į gynybą. Ir gal net ne Wilbekinas, labiau Tyleris Dorsey kabino Artūrą Milaknį. Lovertas. Milaknis po handoffo iš 3 taškų zonos. Prameta Artūras Milaknis. Tai, kad neįkrenta gerai paruošti metimai, nėra didžiausia problema. Apie tai reikėtų galvoti mažiausiai. Bet kai varžovai atsikovoja kamuolius ir nubėga į greitą puolimą per 2 sekundės, va tai jau yra negerai. 22. Atkarpa tęsiasi. Marius Grigonis. Sudėtingas jo metimas iš po krepšio. Maccabi vėl apsigina, Ozas Blazeris atkovojo kamuolį. Chrisas Jonesas. Su 3 gynėjais dabar aikštelėje žaidžia Janis Piropolas, Jonesas, Wilbekinas ir Dorsey. O priekinėje linijoje Benderis ir Blazeris. Staigus perdavimas po krepšiu ir iki galo kantriai sužaidžia Maccabi. 4 taškus iš eilės pelno Tyleris Dorsey. Gražų komandinį krepšinį iš tikrųjų demonstruoja Tel Avivo Maccabi. Puikiai dalinasi kamuoliu. Žalgiris, pavyzdžiui, yra atlikęs tik vieną rezultatyvų perdavimą ir bent jau dabar pagaliau pelno 2 taškus Lukas Lekavičius. Taškų teko laukti labai ilgai. Per tą laiką, kol laukėme, varžovai susikrovė 20 taškų persvarą. Jonesas. Lieka su Lovernu staigus Joneso metimas ir vėl tikslus. Chrisas Jonesas 9 taškai, 3 rezultatyvūs perdavimai. Atsiranda netikėtų lyderių šiandien Maccabi komandoje. Lekavičius. Heizas. Kviečiasi vėl Luką Lekavičių. Žofrey Lovernas. Kairė ranka, toks labai neužtikrintas metimas. Benderis nėra tas žaidėjas, kurio turėtų išsigąsti. Žofrey Lovernas sutrikė ir pasimetė. Atrodo, žalgiriečiai jau ganėtinai ilgai. Scotty Wilbekinas, vėl susikeitimas. Wilbekinas prieš Loverną. Lovernui ruošiasi padėti Lukas Lekavičius. Jis pasitraukė nuo savo žmogaus, bet vėlgi tai yra rizika. Nueini nuo žmogaus, kuris yra pavojingas. Tyleris Dorsey turi taiklę ranką. 41-16. Grigonis pameta kamuolį, sugauna jį Artūras Milaknis. Nigelas Heizas prieš Ozą Blazerį. Perdavimas po krepšiu ir Lovernas šį kartą krauna į krepšį. Įpusėjo antrasis kėlinys. Aikštelėje netrukus pasirodys starto 5 žaidėjai Ante Žižičius ir Elijah Bryantas. Wilbekinas. Dorsey. Pro nugarą netikslus perdavimas. Perima kamuolį Lekavičius, o čia irgi gali būti peržiūra dėl nesportinės pražangos. Sustabdė Luką Lekavičių Chrisas Jonesas.
Kalojavo. Mahlikas Dragan Bende. 7 tritaškai iš 8. Įspūdinga aikštelė šeimininkų statistika. O Žalgiris prametė visus 4 tolimus metimus. Lovernas. Lekavičius. Koja lietė kamuolį Tyleris Dorsey. O dabar pražanga dar net kamuolių negrąžinusi į aikštelę. Elijah Bryantas gaudė Marių Grigonį. Jis susidirbo antrąją pražangą. O Makabiui 4 komandinė jau turėtų būti. Ne, 3. Po 3 dabar turi Žalgiris ir varžovai. Lekavičius. Bekinas tengiasi nepraleisti į kairę pusę Lekavičiaus, o po krepšių jau laukia Ante Žižičius. Čia Žižičius sako Wilbekinui imk kamuolį, bet kaip aš ims, jei stovi abiem kojomis už linijos, sako amerikietis, turintis ir Turkijos pilietybę. Žaidė jis Turkijos nacionalinėje rinktinėje prieš metus pasaulio čempionate. Grigonis. Staigus pirmas žingsnis, Grigonis netaikliai, beveik atkovotas kamuolys, bet ir vėl matome, kaip Makabi krepšininkai kaunasi dėl kiekvieno kamuolio. Labai motyvuota, labai užsivedusi aikštelė šeimininkų komanda. Toks įspūdis kartais susidaro, kad žaidžia prie pilnų tribūnų pagal energiją. O tokios energijos pasigendame kaip tik žiūrėdami į Žalgirį. Scottie Wilbekinas. Po Žižičiaus užtvaros mėgstamiausias Wilbekino metimas, kai gauna užtvarą į dešinę pusę. Ir porą kartų sumušęs kamuolį į grindis gali atakuoti. Didžiąją dalį savo metimų Wilbekinas išmeta būtent taip. Lekavičius, Lovernas, pražanga kirto per ranką jam Tyleris Dorsey, nors iš jo reakcijos sprendžiant amerikietis tuo abejoja. Jo manimu buvo žaidžiama švariai į kamuolį. Laknis dar bandė šokti prie Wilbekino, bet jau buvo per vėlu. Žofrey Lovernas. Prie baudų metimo linijos kol kas naudingiausias Žalgirio krepšininkas. Dabar jau ir rezultatyviausias po pirmojo taiklaus metimo. Antrasis tikslo nepasiekia. Scottie Wilbekinas. Tyleris Dorsey kaip apgauna Luką Lekavičių. Na, kažkaip net absurdiškai atrodo visi šie epizodai gynyboje. Sunku suprasti. Tai nėra Eurolygos lygio gynyba. Gerai, dar būtų šiandien Eurolygos lygio puolimas, tuomet gal ir nematytume minus 27 taškų švieslentėje, bet kol kas viskas yra blogai. Lukas Lekavičius. Lovernas nuo grindų pasikėlė kamuolį per Ante Žižičių. Vienintelis pozityvas yra Žofrey Loverno žaidimas varžovo baudos aikštelėje. Tačiau į gynybą žiūrint net sunku paaiškinti, ar pamiršo žaidimo planą, ar nepakankamai pasiruošė varžovams. Ar tai yra trenerių klaidos, ar žaidėjų, neįsivaizduoju, bet faktas, kad gynyba per daug paprastai varžovai sugeba išardyti vienu perdavimu ar keliais prasiveržimais. Dabar jau aišku sunkesnis metimas, bet Tyleris Dorsey užsikūrė ir sustoti neketina. 10 taškų jo sąskaitoje. Lekavičius. Na dabar jau Makabi nesusikalba. Lekavičius turi pataikyti laisvas, tą ir daro. 2 taškų vertės metimas. 49-23. Scottie Wilbekinas.
Žižičius. Milaknis iš krašto ateina prie Žižičius, bet čia jau visi koziriai kroato rankose. Nugarai krepšį ant Žižičių žaidžia puikiai. Moka išnaudoti savo kūną. Į NBA išvyko po gan sėkmingo žaidimo Europoje. Fiksuojama pražanga po krepšiu. Prieš Clevelando Cavaliers Žižičių žaidė Davido Blato treniruojamoje Stambulo Darušafaka komandoje. Jau tada pasirodė Eurolygoje. Rinkdavo po 9 taškus ir 7 atkovotus kamuolius per rungtynes. NBA taip iki galo ir neįsitvirtino. Buvo kiek geresnis 2018-19 sezonas, bet tuo metu Cavaliers komanda į nieką nepretendavo ir buvo viena outsiderių. Martinas Gebenas ruošiasi pakeisti Žofrį Loverną. Abi baudas dabar prameta Lovernas. Gebenui dar teks palaukti. Atkovoti kamuoliai. Tai nėra esminė statistika, nes Žalgiris nelabai ir galėtų atkovoti daugiau kamuolių už varžovus, kai varžovai beveik nieko neprameta. Scottie Wilbekinas iš labai toli netikslus. Heizas, Milaknis. Išspjauna, lankas dar vieną kamuolį. Nė vieno tritaškio Žalgiris neįmetė per pirmąją rungtynių pusę. Jei žiūrėsime grinai į šią statistiką, 27-0, tritaškiais pirmauja Maccabi. Perdavimas po krepšių, Žižičius blokuoja, Nigelas Heizas varžovo labai laiku. Atėjo ten Nigelas Heizas. Milaknis, dar vienas jo bandymas. Ir dar kartą netikslus. O čia pražanga prieš Ante Žižičių, Žalgiriui ketvirtoji komandinė. 27-9. Antrąjį ketvirtį laimi Tel Avivo Maccabi. גבן ושלגיס מחליף את לוברן, העבירה הייתה שלו, העבירה ראשונה, 77 green first foul. ז'לגיס, 4 עבירות קבוצתיות, ז'לגיס, with 4 team fouls. Andy Cohenas dabar atiduoda kamuolį Scottie Wilbekinui. Wilbekiną prižiūri Marius Grigonis. 1-1. Apgaulingi Wilbekino judesiai ir pražanga po krepšiu. Labai staigus žaidėjas Scottie Wilbekinas. Iš jo visada galima laukti tritaškių, net jei yra per 7 metrus nuo krepšio arba greitoje atakoje. Wilbekinas mėgsta sustoti ir mesti iš toli, bet ką matėme dabar, gali jis ir prasiveršti 1-1. Telo Hunteris palaiko komandą už krepšio. Šį sezoną Hunteris renka po 7 taškus, atkovoja po 5,5 kamuolio ir daug darbo atlieka gynyboje. Ir kiti susižeidė Maccabi krepšininkai buvo jūsų ekranuose. Tačiau net ir be šių žmonių Maccabi pirmauja. Komanda skyrė 30 taškų. Lukas Lekavičius. Heizas. Dar vienas netiklus tritaškis metimas. Lieka laiko Maccabi atakai. Chrisas Jonesas su kamuoliu. Prieš Milaknį. Jonesas. Ir prasižengė Milaknis. Jų gynėjų žaidimas 1-1. Akcentavo tai Martinas Šileris. Priešnodžių tam Žalgiris kol kas jokių neranda. Ir ne, Žižičiaus ūgis, ne atkovoti kamuoliai yra didžiausios bėdos šį vakarą kol kas.
Negali sakyti, kad Makabiui sekasi dėl to puikaus tritaškių pataikymo, nes tie metimai yra gan paprasti. Kažkas kažkam ateina į pagalbą, palieka savo žmogų, o tas žmogus labai ramiai laukia prie tritaškio linijos. Aspiropulas puikiai treniruoja Makabiui. Galima prisiminti, kad keletą metų Makabiui ieškojo tinkamo stratego ir žaidimas atrodė labai prastai, bet kai atvyko šis graikas, patvarkė gynybą, atsirado daugiau komandinio žaidimo ir puolime ir visą tai matome. Šiandien gerai juda kamuolys. Geras darbas ir prie savojo krepšio. Kauno Žalgiris, nepanašus į tą komandą, kuri laimėjo 5 kartus Eurolygoje. 53-23 tikrai nesmagų skaičiai po 2 kėlinių ir ilgoji pertrauka Izraelyje. Deda trečiasis kėlinys, dabar jau užsidegė teisingi skaičiai ir pradės pirmąją kėlinio ataką Makabi. Scottie Wilbekinas. Jis kol kas pataikė tik vieną metimą į žaidimo. Ante Žižičius ir pramiegotas įkirtimas po krepšiu Angelo Kalojaro. Patys lengviausi taškai, kokius galima įsivaizduoti, žaidžiant krepšinį tokiame lygyje. Heizas. Grigonis. Lovernas. Nepavyksta tų handoffai Lovernui, bet dabar geras įkirtimas ir puikiai susiorientavo Žofrey Lovernas. Gerai ir be kamulio padirbėjo Marius Grigonis. 55-25. CSKA šiandien nugalėjo Baskoniją, 3 taškais Maskvoje. Vyksta šiuo metu rungtynės Graikijoje, Olympiakos Alba. Alba pirmauja, trečio kėlinio viduryje 4 taškais. Ir Barcelona Fenerbahčė čia prasidėjo rungtynės, kurias tiesiogiai transliuoja TV3 Sport antrasis kanalas. Ten, aišku, įdomu. Ir Šarūnas Jasikevičius, ir Edgaras Ulanovas. Pasibaigus šiam mačui Tel Avive bus maždaug ilgoji pertrauka Barcelonoje ir rekomenduoju persijungti. O čia vėl po krepšių Angelo Kalojaro. Prasižengė Nigelas Heizas, Angelo Kalojaro stos prie baudų metimo linijos. Nesugaudė Grigonio čia Elijah Bryantas. Vėliau skėsčio rankomis, kur pagalba, bet Žižičius buvo toliau nuo krepšio su Lovernu. Angelo Kalojaro šį sezoną atrodo geros formos. Geras snaiperis, turi savo ryškų talentą metant iš toli Kalojaro. Žaidžia net po 30 minučių. Eurolygoje šiame sezone renka po 9 taškus ir 4,5 atkovoto kamulio. Dar prideda po pusantro perimto kamulio, beveik po 2 rezultatyvius perdavimus. Trečiąjį sezoną Makabio komandoje žaidžia Angelo Kalojaro ir rodikliai, kuriuos išvardinau, yra geriausi per visą jo karjerą. Asturija, Lovernas iš vidutinio nuotolio taikliai. Lovernas rezultatyviausias žalgirietis, 11 taškų šiandien. Lekavičius ir Volkapas yra surinkę po 6. Kalojaro. Elijah Bryantas. Susikeitimai gynyboje. Jankūnas ten prižiūrėjo Ante Žižičių po krepšiu. Jankūnas pakeitė prasižengusi Nigelą Heizą. Grigonis. Kepštelėjo per ranką jam Angelo Kalojaro. Tokiais metimais Žofrey Lovernas garsėdavo seniau, kai žaidė Belgrado Partizano arba Maskvos Srities Chimki komandoje ir netgi Denverio Nuggets. Grįžęs iš NBA į Stambulo Fenerbahčę atrodo visai kitoks krepšininkas. Žofrey Lovernas iš toli meta labai retai, bet galbūt dar nepamiršo tų sugebėjimų. Grigonis, Jankūnas. Per stiprus tritaškis. Paulius Jankūnas šį sezoną tritaškius meta prastai. Nors susiklosto kartais tokios situacijos aikštelėje, kai jis tiesiog privalo atakuoti. O dabar Elijah Bryantas po krepšiu. Ir toliau skylės gynyboje. Wilbekinas atlieka rezultatyvų perdavimą. Čia dar viskas suprantama. Nukrito Styvas Vasturija. Žalgiris liko be žmogaus gintis. Tuo puikiai pasinaudojo pats Elijah Bryantas. 59-27. Martinas Šileris paprašė minutės pertraukėlės.
in tonight's class, okay? Compete! Hey, communicate defensively back to everything. You need to talk. Tęstis traumomis irgi nebūtų teisinga. Taip, Žalgiriui trūksta rotacijų Roko Jokubaičio, kuris tapo labai svarbiu žmogumi. Labai gaila, kad Patricio Garino dar ilgokai nematysime aikštelėje. Jis būtų pagrindinis trečias numeris, sprendžiantis ir kai kuriuos gynybos klausimus. Bet tuo pačiu reikia prisiminti, kad Maccabi situacija nėra geresnė. Jie prarado vidurio puolėjo Telo Hunterį. Jie neturi kai kurių kitų krepšininkų nuo pat sezono pirmų dienų. Tomas Vokapas. Jankūnas pasilieka prie tritaškio linijos. Grigonis. Kairė pusė buvo laisva, Grigonis nesiveržė. Ieškojo komandos draugų. Dabar jau Tomas Vokapas atlieka perdavimą į orą. Penktoji klaida. Klaidų nėra daug. Daugelis atakų baigėsi metimais, bet metimus šiandien trigubai, gal net keturgubai geriau pataiko varžovai. Elijah Bryantas. Scotty Wilbekinas. Aukštai stato užtvarą Žižičius. Wilbekinas išsaugojo kamuolį, perdavimas Bryantui. Bryantas prameta. Vasturija. Greitas perdavimas į priekį. Na, čia labiau kamuolys buvo siunčiamas Vokapui. Be reikalo kišo ranką Grigonis. Pražanga puolime. Elijah Bryantas neteisus. Susistūmė jis Marių Grigonį. Nors tokio akivaizdaus stumimo gal ir nesimato, žiūrint pakartojimą. Ne bet kuris teisėjas fiksuotų tokią pražangą. Geoffrey Lauvernas. Vasturija, vėl geras įkritimas po krepšiu ir Geoffrey Lauvernas demonstruoja sugebėjimą skirstyti kamuolius. Jau du rezultatyvius perdavimus šiame kėlinyje atliko prancūzas. Wilbekinas. Į koją atsimuša kamuolys Jankūnui. Žaidimas tęsiasi. Scotty Wilbekinas toliau prieš Vasturiją. 3 sekundės atakai, sustojęs meta ir pataiko Scotty Wilbekinas. Vokapas. Jankūnas. Perdavimas Lauvernui. Susikūrė pranašumo Žalgiris, bet spėja prasižengti Sandy Cohenas. Trečioji pražanga Maccabi. Na, o čia ataka, kurios metu beveik 24 sekundės kamuolį bumsėjo Scotty Wilbekinas ir išlaukė tinkamo momento atakuoti. Grigonis iš galinės linijos įsimetant kamuolį pavykusi kombinacija. Elijah Bryantas. Kalojaro. Na, dar viena situacija, kai žaidėjas su kamuoliu turi du variantus. Prie tritaškio visiškai laisvas Cohenas, po krepšių laukia Alejupo Žižičius, tiesiog pasirink, ką nori. Nuo Grigonio kamuolys atšoka, man atrodo, taip bus fiksuojama vidurio linijos taisyklė. Ir vis dėlto Žalgiris turi vieną šiuolaikišką ketvirtą numerį, Nigelą Heizą. Paulius Jankūnas, dabartinėje Eurolygoje sunkusis kraštas, tai yra variantas tik iš bėdos. Jam labai sunku daug kur suspėti, jį varžovai daug atakuoja. Daugelis komandų turi ketvirtus numerius, kurie praplečia aikštelę, pataiko iš toli. Toks Maccabi gretose yra Angelo Kalojaro. Kesas Džonsas. Šiek tiek netikslus jo perdavimas.
Lekavičius. Pro Džonsą veržėsi Lekavičius, nepataiko nuo lentos ir atkovojo kamuolį Ante Žižičius. Dabar jau Makabi greitajame puolime. Džonsas. Koenas. Susikaupė metimui, šiek tiek sudvėjoja Sandy Koenas ir dar vieną kamuolį ima Ante Žižičius. Tai yra 6. jo atkovotas kamuolys šiandien. Džonsas. Metimas po driblingo. Taiklus Krisas Džonsas. Na, atrodo, kad šiandien Makabio komandoje bus ne vienas krepšininkas sužaidęs kol kas geriausias sezono rungtynes. Tokiu pretenduoja tapti Krisas Džonsas, taip pat ir Draganas Benderis, kurį dar pamatysime aikštelėje. Lovernas, perdavimas Grigoniui. Grigonis visiškai netrukdomas, 3 taškai. Pirmasis tritaškis. Šiaip Žalgiris pasižymėjo gerų tolimų metimų pataikymų pastaruoju metu. Net ir rungtynės, kurias pralaimėdavo Valencijai, Madrido Realui, tritaškių Žalgiris prišaudė. Džonsas. Liko 5 sekundės atakai. Džonsas vėl prieš Luką Lekavičių. Grigonis. Dar vienas taisyklių pažeidimas. Makabiui tai jau 4. pražanga. Elijah Bryantas pritrūko kantrybės, ginantis prieš Marių Grigonį ir užsidirbo 4. asmeninę pražangą. Tai būtų bėda Makabiui ir treneriui Janis Feropolui, jei ne 31 taško rezervas. O dabar net jei prasižengė 4 kartus vienas pagrindinių gynėjų, ramiai gali žaisti kiti. Tyleris Dorsey, Ozas Blazeris ir Draganas Benderis. 3 atsarginiai žaidėjai pasirodė aikštelėje. Žalgiryje grįžo Heizas vietoj Jankūno ir Rubitas pakeitė Loverną. Lekavičius, Heizas. Nepatogu šiek tiek perdavimas Grigoniui. Grigonis su Rubitu. Ir 2 prieš 2 situacijose pranašumų nerado. Žalgiriečiai, Heizas buvo priverstas atakuoti paskutinėmis sekundėmis. Krisas Džonsas. Tyleris Dorsey. Irgi labai pavojingas žaidėjas 1 prieš 1. Čia per Rubito rankas ir pražanga. Visai neblogai atrodė dirbo kojomis gynyboje Augustinas Rubitas ir dengė varžovo metimą, bet lietė ranką. Taiklus Dorsey metimai. Lekavičius. Heizas. Milaknis. Šiandien Artūras Milaknis be taškų. Prametė 3 tritaškius, nors tai buvo geri metimai. Dar kartą provokuoja pražangą Grigonis. Dabar nesusitvarkė Ozas Blazeris, jau 5 komandinė. Marius Grigonis savo žaidimo lygį vis tiek išlaiko. Žaidžia daug minučių, 22. Provokuoja pražangas, stengiasi būti aktyvus su kamuoliu. Spalio mėnesio naudingiausiu Eurolygos žaidėjų buvo išrinktas Marius Grigonis. Walkupų išleidžia vietą Marius Grigonis, sėdasi šalia Žofri Loverno. 2 rezultatyviausi žalgiriečiai bus surinkę po 11 taškų. Tyleris Dorsey. Walkupas su Heizu keičiasi gynyboje. Heizas gerai prižiūri Tylerį Dorsey. Benderis. Ir Blazerio metimas paskutinėmis sekundėmis. O čia vėl pražanga po bonuso. Ozas Blazeris. Pergudraujamas dar sykį. Lukas Lekavičius keliaus mesti baudų.
Išlikit susikaupę, šaukia Janis Vairopolas. Atsipalaidavimo šis strategas tikrai netoleruoja. Nors ir komanda pirmauja užtikrintai. Lekavičius švelnina skirtumą. Nustoja pataikyti tritaškius. Makabi, žinoma, tai menka paguoda Žalgiriui. Liovėsi pataikymai iš tų pagalbinių žaidėjų, kaip Blazeris, Koenas. Koenas vos nesužingsniavo, šiek tiek slystelėjo jis po krepšiu, o dabar gan lengvai savo žmogų apeina ir 2 taškus pelno Chrisas Jonesas. Nesukontroliuoja visiškai šiandien Žalgiris varžovų amerikiečių žaidimo 1-1. Rubitas. Heizas. Vilaknis. Šokinėjo nuo vieno prie kito gynyboje Makabi. Neleido labai lengvai išmesti kamuolio Rubitui, bet pavyko pataikyti jam. Tai tik pirmieji šį vakarą Augustino Rubito taškai. Chrisas Jonesas. Rubitas išvestas toli nuo krepšio. Jonesas nebandė žaisti prieš jį. Ieškoma pranašumų kitose vietose. Benderis ilgai reikalavo kamuolio, vis dėlto metė pats iš 3 taškų zonos Tyleris Dorsey. Vokapas. Pats atkovoja kamuolį be jokio pasipriešinimo. Porą dar tokių epizodų, porą tikslių Žalgirio atakų ir prašys pertraukėlės. Vairopolas net ir poros, nereikėjo pakanka vieno. Tomo Vokapo metimo peržengė 500 taškų ribą Eurolygoje Vokapas. Ir Makabio minutės pertraukėlė, komanda skiria 27 taškams. Pass here immediately, because when you go like this and you get the big guy, and we run, this guy goes to here. Pass to Tyler, open pass. It's switching, yes, but you are open, and you try to make it switch. Sandy penetrates the ball. When Sandy we don't play smart, okay? On the offense, we are not moving the ball, we keep the ball to Matt, they are more aggressive. If I say please down, don't give the ball to him. You run to down, please go there. Pick and roll, okay? Don't run the pick and don't get it. We lose time. Tęsiasi trečiasis kėlinys, kurį Žalgiris kol kas laimi 19-16. Graikijoje tuo tarpu Olympiakos spurtavo ir jau pirmauja 51-46 prieš Berlyno Albą. Ten prasidėjo 4. rungtynių kėlinys. Na, čia nebus stebuklų, Žalgiris patirs 3. pralaimėjimą Eurolygoje, bet 5-3 po 8 turų tikrai netrodo blogai. Makabiui tai būtų tik 3. pergalė. Benderis baudžiamas. Nukrito po kontaktų Tomas Vokapas. Nėra Benderis labai geras žaidėjas nugarai krepšį. Nepasakyčiau, kad jis turėdamas 2,11 cm puikiai moka naudotis tokiamis mismečio situacijomis. Tai yra labiau žmogus, kuris nori žaisti veidų krepšį ir mesti tritaškius. Vokapas. Pavedžioja Scotty Wilbekiną, dar 2 Tomo Vokapo taškai. Atsiranda dar vienas žaidėjas galinti šiek tiek patempti komandą šiandien. Prie Grigonio ir Laverno jungiasi Tomas Vokapas. Dorsey. Benderis. Va, čia jau yra Benderio krepšinis. Ir tokius metimus iš jo reikėtų atimti. Su šiuo tritaškiu Draganas Benderis fiksuoja rezultatyviausią sezono pasirodymą. 11 taškų, taip pat pirmą kartą pataiko daugiau nei 1 tritaškį per rungtynes. Priminsiu, kad iki šio vakaro buvo 2 iš 13. Bet kai lengvai leidi varžovui
aiškintis, kad šiandien sužaidė savo sezono rungtynes, sumetė daugiau nei įprastai, negalima. Pats esi atsakingas už tai, kokius metimus varžovas meta ir jeigu jis 3 kartus susistatęs kojas, laukia kamuolio tiesiai į rankas iš komandos draugų ir va taip meta, kad pataiko, tai čia jokia sensacija. Scottie Wilbekinas. Norėjo labiau žaisti prieš Milaknį nei Volkapą, tai yra akivaizdu. 3 sekundės ir atšoka kamuolys nuo Milaknio kojos. Dabar jau tas 4,5 sekundės. Maccabi gali žaisti nepaliekant laiko Žalgiriui. Tyleris Dorsey atiduoda kamuolį Chrisui Jonesui. Jonesas po kontakto, sunkus metimas ir apsigina žalgiriečiai, laimi jie bent jau 3 rungtynių kėlinį 21-19 ir netrukus paskutinis ketvirtis. Martinas Gebenas aikštelėje. Kalbėjau, kad ta didesnė rotacija gali būti Žalgirio pranašumas prieš Maccabi, bet nieko panašaus taip ir nepamatėme. Šiandien taip rotacija didesnė, intensyvesnė. Tuo pačiu ir klausimų keliantys kai kurie dalykai, tarkim, tas keturgubas keitimas po minutės pertraukėlės pirmajame kėlinyje. Nelabai taip Europoje dažnai pamatysi. Oi, kaip gražiai Wilbekinas atliko dar vieną judesį, nepataikė iš po krepšio jis. Žalgirio greitas puolimas, Heizas, Milaknis spėjo grįžti į gynybą varžovai, Volkapas vėl atakuoja iš 3 taškų zonos. Na, jei rungtynės taip judės ir toliau, galbūt Martinas Šileris suteiks progą ir Marekui Blaževičiui su Karoliu Lukošiūnu. Gebenas prasižengė ir Tylerio Dorsey reakcija aiški. Jis po akimirkos suprato, kad galėjo mesti krepšį, būtų 2 baudų metimai. Žalgiriui sunku turėti labai gerą gynybą ir diktuoti elitinę gynybą Eurolygoje, kai komanda taip sukomplektuota. 3 gan panašus centrai. Na, čia gražus perdavimas ir iš viršaus deda Ante Žižičius. Tik vienas tikras šiuolaikinis sunkusis kraštas. 4 pozicijoje žaidžiantis Nigelas Heizas. Jankūnas, mano akimis, jai ir tinka žaisti trumpos atkarpas Eurolygoje, tai tik centru. Nėra visiškai 3 numerio. Viltis buvo dedamas be abejo į Patricio Garino, bet jis toliau gydosi traumą. Ir kai yra tokia komplektacija, logiška, kad Žalgiris yra daugiau puolimo nei gynybos komanda. Jau buvo rungtynių, kuriuose prastesnė gynyba paslėpė labai geras puolimas, dėja šiandien ne tas atvejis. Dorsey susikūrė erdvės, nepataiko Tyleris Dorsey. Tomas Volkapas. Gebenas. Heizas. 10 sekundžių lieka atakai. Gebenas sugauna kamuolį. Volkapas perdavimas rizikingas po krepšių. Ten spėjo atskrieti Chrisas Jonesas. Ir vėl demonstruoja Maccabi krepšininkai didelę energiją. Nepriklausomai nuo rezultato. Išsireikalauja Janis Fairopulas iš savo žaidėjų koncentracijos, energijos ir kovingumo. Jonesas. Blazeris. Žingsniai. Atkėlė atraminę koją Ozas Blazeris. ...28 taškai skiria komandas. Ir galima pasižiūrėti jau į kitą savaitę, kuri taip pat bus sunki. Žalgiris žais 2 kartus. Visų pirma namie su Maskvos CSKA, po to Italijos su Milano Armani. Dabar aišku su Armani rungtynėmis nežinia. Šią savaitę 2 kartus turėjo žaisti Ettore Messinos auklėtiniai. Tačiau abejos rungtynės neįvyko.
dėl koronaviruso. Kai bus kitą savaitę, kol kas neaišku. Faktas, kad su CSKA Žalgiris žais Kaune lapkričio 17 dieną antradienį. Martino Gebino pirmasis taškas. Pataiko Gebinas ir antrąjį metimą. Scottie Wilbekinas. Įprastai, jei kita komanda išlaiko Wilbekiną su 7 taškais, kaip šiandien Žalgiris, tai būtų kažkas labai gero. Bet šiandien nėra reikalo net kalbėti apie Wilbekino skaičius, nes susirenka daugiau nei įprastai visi kiti. Dorsey. Blazeris. Užtvara Elijah Bryantui ir Bryantas meta po kontakto. Apsigynė Augustinas Rubitas. Tomas Vokapas. Kieta Gebino užtvara, gražus pick and rollas ir Gebinas atrodė jau įkraut su mesomis. Nepavyko ten. Pavyksta bent jau paskui paimti kamuolį ir dar vieną pražangą Blazeriui, jau ketvirtoji asmeninė. Čia Žižičius šiek tiek sutrukdė ir labiau žaidė į kamuolį. Kažkiek gal lieti ranką, bet vis tik buvo žaidžiama į kamuolį. Grigonis. Prašo kamuolio Rubitas prieš Ozą Blazerį. Centruoja Rubitas nugarą. Žižičius laukia po krepšių. Rubitas meta šokdamas atgal, nepataiko. Gebinas atkovoja dar vieną kamuolį. Rubitas ir prasižengia Žižičius. Dabar su tokia sunkia raumeninga priekinė linija Žalgiris taranuoja varžovų baudos aikštelę. Irgi apie Jankūną kalbėjau, Rubitas taip pat yra labiau 5 numerių tapęs dabartinėje Eurolygoje. Prieš kokius 5 metus gal ir atrodytų kitaip. 3-4 pozicijos. Jos atrodo mažiausiai sutvarkyto Žalgiryje. Visa kita kaip ir gražu. Prisijungė prie komandos Rokas Jokubaitis. Turime puikiai žaidėjų rikiuotę. Turime vieną geriausių šį sezoną atakuojančių gynėjų Eurolygoje Marių Grigonį. Bet yra ir trūkumų. Tyleris Dorsey. Per Gebino nuo lentos pataiko Tyleris Dorsey. Jis tampa rezultatyviausių Makabi žaidėjų. Grigonis. Ir vėl žaidžiama per Rubitą. Prieš jį silpnesnis varžovas Ozas Blazeris. Pasistumdymas baigėsi beveik prarastų kamuolių, o čia Lekavičius atakuoja kairė ranka. Dar vienas atkovotas kamuolys puolime. Lekavičius. Rubitas. Iš 3 taškų zonos. Netikslus Augustinas Rubitas. Dabar fiksuoja kamuolį užtikrintai Ante Žižičius. Paruošė keitimus Janis Vairopulas. Akivaizdžiai lengviausia pergalė Makabiui. Tos 2 iškovotos iki šiol buvo labai sunkios 3 taškai. Scottie Wilbekinas. Pirmajame turėjo nugalėti Alba tik 7 taškais didelių pastangų dėka ir kita pergalė buvo pasiekta Rusijoje žaidžiant su Chimki. Ir ten Chimki graužėsi nagus po rungtynių, kad patys atidavė tą pergalę. Leido Makabiui išplėšti pratęsimą. Pratęsime jau Vairopulo auklėtiniai rodė pranašumą. Dorsey. Norėjo labiau išnaudoti Žižičių, nepavyko. Elijah Bryantas, jo metimas per rankas. Ir lieka 30 taškų skirtumas. Vokapas. Lekavičius. Į
Kita kraštą keliauja kamuolys. Rubitas. Vėl prieš tą patį Ozą Blazerį ir per trumpas Augustino Rubito metimas. Blazeris apsigina. Stengiasi dabar Žalgiris apdaužyti būtent šį krašto puolėją. Prisirinko jis pražangų ketvirtajame kėlinyje, bet kai kuriuose situacijose parodė, kad nėra jau toks lengvai stumdomas. Dorsey, lieka 5 sekundės atakai. Dorsey metimas po driblingo, dar 2 taškai. 16 taškų Tylerio Dorsey pasirodymas. Grigonis. Krenta ant parketo Marius Grigonis. Ir baudžiamas Ante Žižičius. Taip, jam bus įrašyta ši pražanga. Minutės pertraukėlė Tel Avive, po kurios matysime ir keitimus. Ten jau beveik 3 minutės laukė prie linijos Makabio atsarginiai, bet nebuvo visiškai jokių pauzių rungtynėse. 81-49. Trys minutės 28 sekundės iki rungtynių pabaigos. Nepavyko Žalgiriui šturmuoti varžovų tvirtovės po ilgosios pertraukos. Nepavyko po minus 30 suorganizuoti grįžimo į rungtynes. Maždaug toks skirtumas, koks jis ir buvo po 2 kėlinių, laikosi didesnę dalį po pertraukos. Jankūnas. Ir išgimdo šiaip netaip 2 taškus su Benderio pražanga. עבירה של ינקונס, עבירה של בנדר, עבירה שנייה, 17 yellow second foul. Paulius Jankūnas prideda dar 1 tašką. Jankūnas žaidė Žalgiryje jau tais 2004-aisiais, kai nutiko istorinis Deriko Šarpo metimas šioje arenoje. Prabėgo 16 metų. Paulius Jankūnas toliau žaidžia Žalgiryje, toliau žaidžia Eurolygoje. Tyleris Dorsey. Benderis. Lovernas atkovojo kamuolį. Na, dabar netgi keista. Rungtynės yra pralaimėtos. Kodėlgi neduoda minučių Martinas Šileris Blaževičiui, Lukošiūnui. Pralaimėti 30 taškų ar 25 turbūt nėra labai didelis skirtumas. Na štai, Karolis Lukošiūnas kaip tik ir pakyla nuo suolelio. Dorsey. Labai netaiklus metimas. Sutrukdė jam Žofrey Lovernas. Pasturė. Lovernas graži, verpstė ir netaiklus metimas kairė ranka. Krisas Džonsas. Prieš paskutinę minutę prasidėjo. Po tokių rungtynių neišvengiamai bus, aišku, kritikos ir treneriui.
Dėl to, kaip komanda buvo paruošiama rungtynėms, gal ir sunku komentuoti, nes mes nežinome dalykų vykstančių komandos viduje ir žaidimo plano susitarimų, bet dėl, pavyzdžiui, rotacijos sprendimų, keitimų, penketų, su kuriais buvo žaidžiama, tikrai manau, kad galima turėti įvairių nuomonių. Galima nurašyti blogai dienai tokias rungtynės, tarkim. Dabar įdomu, kokia bus komandos reakcija po beviltiško pralaimėjimo. Reakcija, aišku, reikalinga ne Lietuvos krepšinio lygoje. Ten mačas su Prienais. Bet reakcijos reikės kitą savaitę. Kauno atvyks Maskvos CSKA. CSKA šiandien iškovojo pergalę, namie nugalėjo Baskoniją, nežaidė Maikas Džeimsas, vienas komandos lyderių. Tačiau įspūdingą pasirodymą surinkė Derenas Gillertas, surinkęs 31 tašką. Chrisas Jonesas, kairė ranka. Dar vienas Makabio žaidėjas šį vakarą fiksuojantis geriausius sezono skaičius. 15 taškų, rezultatyviausios rungtynės jam. Jankūnas, gražus perdavimas ir Marekas Blaževičius turės progą pelnyti taškus, pasižymėti pirmaisiais taškais Eurolygoje. Debiutuoja Eurolygoje apskritai šiandien Marekas Blaževičius, išleistas paskutiniams minutėms. Karolis Lukošiūnas jau yra šiek tiek žaidęs, jau ir taškų yra pelnęs. Pataiko Marekas Blaževičius. Manau, kad jis savo pirmuosius karjeros taškus Eurolygoje įsivaizdavo šiek tiek kitokiame kontekste, bet yra kaip yra. Chrisas Jonesas. Įveivė kamuolį juda Tyleris Dorsey. Staropolas irgi išleido 2 rezervinius žaidėjus, jaunus krepšininkus. Tai yra Jonatanas Atijas, vidurio puolėjas, ir krašto puolėjas Doris Sakaras. Jonesas. Ir štai čia vienas iš mano paminėtų jaunuolių, Doris Sakaras, pergudrauja Karolį Lukošiūną. Makabi komandoje taip pat krepšininkas, pelnantis pirmosius karjeros taškus Eurolygoje. Nors žaidęs prieš tai buvo 9 sekundės su Nadolu, tai nėra jo debiutas, bet taškų ten nepelnė. Kaip ir Marekas Blaževičius, 2001 metų gimimo jaunas krepšininkas. Tyleris Dorsey palydėtas iš aikštelės tokių šūkių. Jis yra šio vakaro MVP, 16 taškų, 21 naudingumo balas. Aidanas Alberas pasirodė vietojo. Pačios nerezultatyviausios Žalgirio rungtynės Eurolygoje šį sezoną, nors ir 57 taškai vis tiek. Aš kalbėčiau ne apie tai, kad šiandien neužpuolė, neįmetė. Apie gynybą vis dėlto. Vis dėlto tie minus 30 po 2 kėlinių yra labiau dėl gynybos nei dėl puolimo. Aišku, kad Makabi jau nežaidžia taip uraganiniu tempu po ilgosios pertraukos, jau ir kėlinukai netokie rezultatyvūs, ketvirtasis baigėsi 13-13, bet tiesiog svarbiausias darbas buvo padarytas pirmoje pusėje.
Ir reikės padaryti rimtą analizę Žalgiriui, Žalgirio treneriams, žaidėjams taip pat, kodėl taip viskas susiklostė pirmoje pusėje, kodėl Žalgiris taip lengvai leido varžovams mesti tritaškius, nesusitvarkė visiškai 1-1. Antroje vietoje jau galima aiškintis, kur kas nesužaidė pick and rollo, ten neįmetė apylaisvis tritaškio ar iš vidutinės distancijos, bet sakau, tai yra mažesnis skausmas. Svarbiausia padaryti dalykus, kuriuos tu kontroliuoji, kurie nuo tavęs priklauso. Žalgiris tų visų dalykų, manau, kad šiandien neįgyvendino. 28 taškų pralaimėjimas, 57-85. Ir taip liūdnokai šį kartą teks atsisveikinti. Primenu, kad Barsa Fenerbahčė per TV3 Sport antrąjį kanalą galite persijungti, o dar daugiau Eurolygos bus ir rytoj. Iki.